Surah, Pasakojimas, 28:38. Tačiau šie žodžiai neatitiko jo tikrųjų įsitikinimų. Tarė visagalis Allahas, ir jie atmetė tuos Korano ajetus klaidingai ir išdidžiai, nors jie patys buvo jais įtikinti, jie ajetai yra iš Allaho ir Musa. Mozė yra tikrai Allaho pasiuntinys, tačiau jie nenorėjo paklusti Musai. Mozei ir nekentė tikėti jo monoteizmo žinia. Quranas, Surah, Skrazds, 27:14. Mozė tarė faraonui, kaip Allahas mums pranešė, iš tiesų tu žinai, kad šie ženklai buvo nuleisti ne ko kito, o dangų ir žemės viešpaties. Manau, kad esi tu iš tiesų faraonai, pasmerktas sunaikinimui nuo viso gero. Koranas Sura, nakties kelionė 17:10 Todėl politeistai pripažino visagalio Allaho viešpatystę, tuo pačiu suteikdami jam partnerių. DVBJ. Tarė visagalis Allahas, sakyk, kieno yra žemė ir viskas, kas yra joje. Jei jūs žinotumėte, 84, jie sako, tai yra Allaho, sakyk, argi. Jūs tada neprisiminsite, 85, sakyk, kas yra 7 dangų viešpats ir didžiojo sosto viešpats, 86, jie sakys, Allahas, sakyk, argi jūs tada nebijosite Allaho, netikėsite jo vienumu, nepaklusite jam, netikėsite prikėlimu ir atlygį už kiekvieną gerą ir blogą darbą, 87, sakyk, kieno rankose yra visa ko valdžia, visko turtai. Ir jis saugo viską, nors prieš jį nėra jokios apsaugos, jei Allahas išgelbėja ką nors, niekas negali jo nubausti ar jam pakenti, o jei Allahas nubaudžia ar pakenkia kam nors, niekas negali jo išgelbėti. Jei tik jūs žinotumėte, 88, jie sakys, visa tai priklauso Allahui, sakyk, kodėl tada jūs esate suklaidinti ir nusigręžiate nuo tiesos. 89, Koranas Sura, tikintieji 23:08:4-89. Ter visagalis. Allahas, ir iš tiesų, jei jų paklaustum, kas sukūrė dangus ir žemę, jie tikrai sakys, visa galingiausias, visa žinantysis sukūrė juos. Koranas. Surah, Oxines Posmanos, 43:9. Tarė šlovė jam, o jei paklausi jų, kas sukūrė juos, jie tikrai sakys, Allahas, kaip tada jie yra nugręžti nuo Allaho, kuris sukūrė juos garbinimo. Quranas, Surah, Oxines Posmanos, 43:87. Visagalio įsakymas apima ir jo nulėmimą, ir jo įstatymus šariatą. Jis valdo visatą ir nustato joje, ką nori, pagal savo išmintį taip pat disponuoja visata pagal savo išmintį, nustatydamas garbinimo apeigas ir taisyklės, reglamentuojančias žmonių santykius. O kas šalia Allaho pasiima savo kitą, kuris nustato garbinimo apeigas ar normas, reguliuojančias žmonių santykius. Tas sieja partnerius su Allahu ir neturi tikro tikėjimo. Trečias dalykas, kurį numato tikėjimas Allahu, yra tikėjimas jo dieviškumu. Tai yra, kad jis vienintelis yra tikrasis Dievas ir jis neturi partnerio. Ilija. Dievas tai yra garbinimo objektas, dievinamas meile ir išaukštinimu. Tarė visagalis Allahas, ir jūsų Ilah Dievas yra vienas Ilah Dievas. Allahas, la ilaha illa huwa, nėra nieko, kas turėtų teisę būti garbinamas tik. Jis vienas, maloningiausiasis, gailestingiausiasis. Quranas, Surah, Kaveh, 2:163. Ir tarė visagalis, Allahas liudija, kad la ilaha illa huwa, niekas neturi teisės būti garbinamas tik jis ir angelai ir turintys žinių taip pat šitai. 9. Ludija. Jis visada prižiūri savo kūrinėje teisingai. La ilaha illa huwa.
Niekas neturi teisės būti garbinamas, tik jis, visagalis, visa išmanantis. Quranas, Surah, Imran Gimin 3:18. Visi garbinimo objektai išskyrus Allahą yra netikri. Tarė visagalis Allahas, taip yra todėl, kad Allahas jis. Yra tiesa viso to, kas egzistuoja, vienintelis tikrasis Dievas, kuris neturi nei partnerių, nei savo varžovų, ir tai, ką jie daugiadieviai šaukėsi šalia jo, tai yra batil, netiesa. Ir iš tiesų Allahas, jis yra aukščiausiasis. Didingiosiasis. Quranas, Surah, Hadzas, Polygramin Kilion, 22 hours 62 minutes. Tai, kad jie vadinami dievybėmis, nesuteikia jiems teisės turėti dieviškumo. Savibiu. Visagalis ayas pasaka piestabus, aliat, alusa ir almanat. Jie tėra vardai, kuriuos jūs sukūrėte, jūs ir jūsų tėvai, kuriems Allahas nedavė. Jokio I Galiagimo. Quranas, Surah, Zvegst, 53:23. Ir visagalis pranešė, kad pranašas Hud Eberas, ramybė jam, pasakė savo tautai, ar jūs ginčijatės su manimi dėl vardų, kuriais jūs vadinote, jūs ir jūsų tėvai, be leidimo iš Allaho. Quranas, Surah, Oxtibes, 7 hours 71 minutes. Ir visagalis pranešė, kad pranašas Jusuf Juozapas, ramybė jam, pasakė savo dviems bendražygiams kalėjime. Hei, du kalėjimo kompanionai, ar geriau daug skirtingų viešpačių dievų, ar Allahas, Vian Intelis, Nenugalimasis? 39 jūs negarbinate šalia jo nieko. Kito tik vardus, kuriuos jūs suteikėte, suklastojote, jūs ir jūsų tėvai, dėl kurių Allahas nenuleido jokių įgaliojimų. 40. Quranas, Surah, Jusufas, Wozapas, 12:39-40. Todėl pasiuntiniai ramybė jiems sakydavo savo žmonėms, mano žmonės, garbinkite Allahą. Jūs neturite jokio kito ileh. Dievo tik jį. La ilaha illallah, niekas neturi teisės būti garbinamas tik Allahas. Quranas, Surah, Oxtibes, 7:59. Tačiau politeistai nepakluso ir paėmė kitus dievus šalia Allaho, kuriuos jie garbino kartu su juo, ir prašė jų pagalbos bei išgelbėjimo. Visagalis Allahas pateikė du racionalius argumentus, įrodančius kitų. Diavibiu garbanimo kleidinguma. Pirma, šios dievybės, kurias jie pasiėmė savo, neturi jokių dieviškų savybių. Jie patys sukurti ir nesugeba sukurti ir neduoda jokios naudos tiems, kurie juos garbina, neišgelbėja jų nuo jokios žalos, jiems nepriklauso nei gyvybė, nei mirtis, ir nieko danguje nėra jiems pavaldaus, ir jie nieko nėra visagalio partneriai. Tarė visagalis Allahas, tačiau jie vis tiek paėmė šalia jo kitus alihah. Dievus, kurie nesukūrė nieko, tačiau patys yra sukurti ir nedaro nei žalos, nei naudos patys savo, ir neturi galios sukelti mirtį, nei suteikti gyvenimą, nei prikelti mirusčia. Quranas, Surah, Atskiraimas, 25:3. Ir tarė visagalis, sakyk Muhamedai daugiadieviams pagonims. Šaukitės tų, kuriuos jūs tvirtinate, esant dievais šalia Allaho, jie neturi nė atomo arba mažos krusdės svorio nei danguose, nei žemėje, nei turi jie taip pat jokios dalies, nei yra jam koks nors rėmėjas iš jų tarpo. 22:10. Tarpininkavimas jam neduoda naudos, išskyrus tam, kuriam jis leidžia. 23. Quranas, Surah, Saba, 34:22-23. Ir tarė visagalis, ar jie priskiria partneriais Allahui tuos, kurie nieko nesukūrė, bet patys yra sukurti. 191. Jokios pagalbos negali jie suteikti, nei gali padėti patys savo. 192. Quranas, Surah, Oxtibes, 7:191-192.
Jei šitų netikrų dievų pozicija yra tokia, tai jų dievinimas ir jų garbinimas yra didžiausia kvailystė ir akivaizdžiai klaidingas poelgis. Antra, šie politeistai pripažino, kad tik visagalis Allahas yra viešpats ir courageous. Jo rankoje yra valdžia viskam ir jis saugo, bet niekas negali apsaugoti nuo jo. Tai įpareigoja juos pripažinti jo unikalumą dievybėje kaip. Ir jie pripažino, kad jo vienybė yra viešpatystėje. Kaip visagalis tarė: žmonės, garbinkite savo viešpatį Allahą, kuris sukūrė jūs ir tuos, kurie buvo prieš jūs, kad jūs taptumėte al-Muttaqun. 21, kuris padarė žemę jums poilsio vieta ir dangų skliautų ir nuleido lietų iš dangaus ir suteikė jo vaisius aprūpindamas jūs. Taigi nepriskirkite lygių Allahui garbinime, žinodami, kad jis vienintelis turi tam teisę. 22. Quranas, Surah, Kahf, 2:21-22. Ir tarė visagalis, o jei paklausi jų, kas sukūrė juos, jie tikrai sakys: Allahas, kaip tada jie yra nusigręžę nuo Allaho, kuris sukūrė juos. Garbanimo. Quranas, Surah, Oxines Posmenos, 43:87. Ir tarė visagalis, sakyk Muhamedai, kas aprūpina jūs iš dangaus ir žemės, arba kam priklauso girdėjimas ir matymas, ir kas atima gyvybę iš mirusiųjų ir gražina mirusiuosius į gyvuosius, ir kas tvarko visus reikalus. Jie sakys: Allahas, sakyk, argi jūs tada nebijosite Allaho bausmės už priskirimą Allahui partnerių garbinime. 31. Toks yra Allahas jūsų Vispats teisingas. Taigi po tiesos, kas dar gali būti išskyrus klaidą. Kaip jūs Tada esate apgręžti. 32. Quranas, Surah, Junas, Jonah, 10:31-32. Trečias dalykas, kurį numato tikėjimas Allahu, yra tikėjimas jo vardais ir Savibemis. tai yra teiginys, kurį pats visagalis patvirtino savo atžvilgiu savo knygoje. Arba pasiuntinio ramybė ir Allaho palaima jam sunoje iš vardų ir savybių. Taip kaip jam tinka, be iškraipimų ir neigimų. Tarė visagalis Allahas, ir Visi gražiausiai vardai priklauso Allahui, taigi šaukite jį jais ir palikite kompaniją tų, kurie nepatvirtina arba neigia, arba kalba nepagarbiai apie jo vardas. Jiems bus atlyginta už tai, ką jie darydavo. Quranas, Surah, Oxtibes, 7:180. Tarė jis, jam priklauso aukščiausi aprašymai TI. Niekas neturi teisės būti garbinamas, tik jis ir nėra nieko panašaus į jį. Danguose ir žemėje. Ir jis yra visagalis išmintingasis. Quranas, Surah, Romanai, 30:27. Ir tarė, nėra nieko panašaus į jį. Ir jis yra visa girdintis. Visa matantis. Quranas, Surah, Pasadarimas, 42:11. 11. Šiuo klausimu dvi grupės suklydo. Pirmoji grupė Al-Mu'tazila, kurie visiškai ar iš dalies neigia Allaho vardus ir savybės ir teigia, kad juos pripažinti reiškia visagalį Allahą lyginti su jo. Qurinais. Tai klaidingas teiginys dėl šių priežasčių. Vienas, tai rodo klaidingas išvadas, pavyzdžiui, prieštaravimų buvimą visagalio žodžiuose, nes Allahas patvirtino savyje vardų ir savybių buvimą ir tuo pačiu pasakė, kad jam nėra lygių ir panašių. Jei vardų ir savybių patvirtinimas reikštų Allaho prilyginimą kūriniams, tada paaiškėtų, kad Allaho žodžiai prieštarauja vienas kitam ir paneigia vienas kitą. Du vardų ir savybių panašumas nereiškia dviejų objektų tapatumo. Pavyzdžiui, matome du žmonės, kurie yra panašus tuo, kad abu yra girdintys, matantis ir kalbantis.
Tačiau tai visiškai nereiškia, kad savo žmogiškąją prigimtimi ir gebėjimu girdėti, matyti ir kalbėti jie yra vienodi. Ir mes matome gyvūnus, kurie turi galūnes ir akis, bet tai nereiškia, kad jų galūnės ir akis yra vienodos. Jei net tarp kūrinių tie patys pavadinimai ir savybės neatmeta skirtumų, tai skirtumai tarp kūrėjo ir kūrinių yra tuo labiau akivaizdus ir nepalyginami. Antroji grupė al-mušabiha, kurie pripažįsta visagalio Allaho vardus ir savybės, bet tuo pačiu lygina jį su kūriniais ir tvirtina, kad tai nurodo Korano ir Sunos tekstai, nes Allahas kreipiasi į savo vergus suprantamą formą, vartodamas jiems artimas savokas. Tai klaidingas teiginys dėl šių priežasčių. Vienas ir protas ir šariatas primygtinai teigia, kad kūrėjo lyginimas su kūriniais yra klaidingas, o Korano ir Sunos tekstuose negali būti. Melau. 2. Visagalis Allahas iš tikrųjų kreipiasi į savo tarnus jiems suprantamą formą, naudodamas jiems artimas savokas, bet tikrąją paslėptą šių savokų ir savybių esmę žino tik visagalis. Allahas patvirtino apie save, kad jis yra klausytojas, o klausa mums žinoma. Pagrindinės šios savokos prasmės reikšmė – tai garsų suvokimas. Tačiau tikroji esmė to, kaip visagalis girdi, mums nežinoma, nes net kūriniai turi visiškai skirtingą klausą, o skirtumai tarp kūrėjo ir kūrinių yra dar akivaizdesni ir nepalyginami. Visagalis Allahas paskelbė apie save, kad pakilo virš sosto ir mes žinome pakilimo savokos pagrindo prasme, tačiau tikroji šio pakilimo esmė – Allaho pakilimas virš sosto nežinoma mums, nes net kūriniai šiomis savokomis skiriasi. Pavyzdžiui, sėdėti ant nejudančios kėdės nėra tas pats, kas sėdėti ant neramaus kupranugerio. Ir jei kūrinių atžvilgių ši savoka yra kintanti, tai skirtumai tarp kūrėjo ir kūrinių yra tuo labiau akivaizdus ir nepalyginami. 12. Tikėjimas Allahu, kaip mes jį apibūdinome, atneša tikintiesiems šias didelės naudas. 1. Tinkamas monoteizmo išpažinimas, žmogus savo vilčių ir baimių nesieja su nieko išskyrus Allahą ir negarbina nieko kito išskyrus jį. 2. Meilės Allahui pilnatvė ir jo išaukštinimas pagal tai, ką rodo jo gražus vardai ir išaukštintos savybės. 3. Visagalio garbinimas vykdant jo įsakymus ir laikantis jo draudimų. Taikdžimas angelais. Angelai tai paslėptas neregimas pasaulis. Tai kūriniai, kurie garbina visagalį Allahą ir neturi jokių viešpatavimo ir dieviškumo savybių. Allahas sukūrė juos iš šviesos ir padarė juos absoliučiai paklusnius jo įsakymams bei gebančius juos vykdyti. Tarė visagalis Allahas, ir tie, kurie yra arti jo, tai į. Angelai nesididžiuoja garbinti jį, nei jie nuvargsta dėl jo garbinimo. 19. Jie, angelai, šlovina jo garbę naktį ir dieną, ir jie niekada nepailsta tai daryti. 20. Quranas, Surah, Pranasai, 21:19-20. Jų yra daug, tik visagalis Allahas žino tikslų jų skaičių. Al-Bukhari ir Muslim. Sahih Anas Kadise, tebūnie Allahas jo patenkintas apie pakilimą į dangų Miradž, sakoma, kad pranašui ramybė ir Allaho palaima jam buvo parodytas, aplankomas namas danguje, kuriame kasdien meldžiasi 70 000 angelų, iš kurių ne vienas ten daugiau nebegrįš. Taikdžimas angelais apamakaturys dalikas. 1. Tikėjimas jų egzistavimu. 2. Tikėjimas tais, kurių vardus žinome kaip Džibriliu, Gabrieliumi ir apskritai tikėjimas kitais, kurių vardų nežinome. 3. Tikėjimas jų savybėmis, kurias žinome kaip Džibrilio. Pranazas. Ramybė ir Allaho palaima jam pranešė, kad matė Džibrilio tikrąjį pavidalą. Jis turi 600 sparnų, kurie dengia horizontą. Kartais angelai Allaho valia įgauna žmogaus pavidalą. Taip atsitiko ir
Džibriliui, kai visagalio įsakymų jis pasirodė Marijai įgavęs gražaus vyro pavidalą. Ir kai atėjo pas pranašą ramybė ir Allaho palaima jam, kuris sėdėjo tarp kompanionų, nepažįstamo vyro pavidalu, neturėjo jokių buvimo. Kalaigi zenklu, snigo baltumo drabuziais, tamsiai juodais plokais. Atsisydau. Palietęs pranašo kelius savo keliais, uždėjęs rankas ant pranašo šlaunų jo. Paklausė apie islamą, tikėjimą ir ihsan tobulėjimą garbinime, teismo dieną. Bei jos artėjimo ženklus. Pranašas ramybė ir Allaho palaima jam viską. Atsakė, po to jis išėjo ir pranašas pasakė, tai buvo Džibrilis atėjęs pas jūs. Ismakiti religijos. Taip pat angelai, kuriuos visagalis Allahas siuntė Ibrahimui ir Lūtui, pasirodė. Vairu pavidalu. Ketvirtas dalykas, kurį apima tikėjimas angelais, yra tikėjimas žinomais. Angelų veiksmais, kuriuos jie atlieka visagalio Allaho įsakymų, pavyzdžiui. Šlovina jį ir tai nesukelia jiems nuobodulio bei nuovargio garbinant jį dieną ir naktį. Ir kai kurie angelai turi savo specialių darbą. Pavyzdžiui, Džibriliui nurodyta perduoti visagalio apreiškimą, su kuriuo Allahas siunčia jį pas pranašus ir pasiuntinius. Mikail atsakingas už lietų ir augalus. Israfiliui nurodyta papūsti ragą, kai ateis teismo diena ir kai kūriniai prisikels iš mirties. Mirtis angelui nurodyta paimti sielas. Malik yra pragaro globėjas, jam patikėtas pragaras. Yra ir angelai atsakingi už kūdikius motinos įsčiose. Kai žmogus 4 mėnesius praleidžia motinos įsčiose, Allahas siunčia jam angelą su įsakymu užrašyti jo likimą, gyvenimo trukmę, poelgius ir tai, ar jis bus laimingas ar nelaimingas. Taip pat yra angelų, kuriems nurodyta atsižvelgti į žmogaus poelgius ir juos asfiksuoti. Kiekvienam žmogui priskiriami 2 tokie angelai, vienas dešinėje ir kitas kairėje. Yra ir kiti, kurie atsakingi už mirusiojo apklausimą kape po palaidojimo pas. Jį ateina 2 angelai ir klausia apie jo viešpatį, religiją ir pranašą. Tikėjimas angelais atneša daug naudos iš jų. 1. Visagalio Allaho didybės, jo stiprybės ir galios žinojimas, nes iš tikrųjų kūrinijos didybė liudija apie kūrėjo didybę. 2. Dėkingumas visagaliui už rūpestį Adomo palikonimis, nes kiekvienam iš šių angelų jis nurodė saugoti, fiksuoti jų darbus ir atėję. 3. Meilė angelams už tobulą visagalio Allaho garbinimą. Kai kurie žmonės, kurie nukrypo nuo tikrojo kelio, atsisakė pripažinti, kad angelai yra kūnai. Jie sakė, kad angelai yra paslėpta gėrio jėga kūryboje. Visagalio Allaho knygos, jo pasiuntinio ramybė ir Allaho palaima jam. Sūnos ir musulmonų vieningos nuomonės paneigimas. Tarė visagalis Allahas, visa šlovė ir padėkos Allahui, vieninteliam dangų ir žemės pradininkui arba vieninteliam kūrėjui, kuris padarė angelus pasiuntiniais su sparnais 2 arba 3 arba 4. Quranas, Surah, Courageous, 35:1. Ir tarė visagalis, ir jei jūs galėtumėte matyti, kaip angelai paima sielas tų, kurie netiki mirties momentu, jie tranko per jų veidus ir jų nugaras. Koranas Sūra, karo grobis 8:50 minučių 14. Ir tarė visagalis, ir jei tik jūs galėtumėte matyti, kai Zalimun daugiadieviai ir nusidėjėliai yra mirties agonijose, kai angelai tiesia savo rankas, sakydami, atiduokite savo sielas. Quranas, Surah, Galvahai, 6:93. Ir tarė visagalis, taip daug, kad kai baimė išvyjama iš jų angelų širdžių. Jie, angelai, sako, kas yra tai, ką jūsų viešpats sakė, tiesa. Ir jis yra Oxyasiasis, Didziasiasis. Quranas, Surah, Saba, 34:23. Ir jis pasakė apie rojaus gyventojus, ir angelai įžengs pas juos pro
kiekvienus vartus sakydami 23 Salamun alaikum taika jums, nes jūs ištvermingi ir kantrus. Puikus iš tiesų yra paskutiniai namai, 24 EŽ Koranas. Surah, Griostenes, 13:23-24. Sachich al-Bukhari, Abu Huraira, Tebni Ayazho Patenkintas, čia dice. Pranešama, kad pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pasakė, jei Allahas myli žmogų, jis kreipėsi į Džibrilį Gabrielių, sakydamas, Allahas myli tokį ir tokį, tad ir tu jį mylėk, taigi Džibrilis myli jį ir paskelbė danguje. Allahas tokį ir tokį myli, todėl jūs taip pat jį mylėkite, tada dangaus gyventojai jį myli ir po to jam rodomas geras priėmimas ir žemėje. Taip pat yra Abu Huraira hadisas, kuriame pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pasakė, kiekvieną penktadienį angelai stoja prie kiekvienų mečetės vartų, kad chronologiškai tai pagal atvykimo laiką penktadienio maldai užrašytų žmonių vardus. O kai imamas atsisėda mimbare, jie sulenkia savo rytinius ir ruošiasi klausytis pamokslo. Iš šių tekstų aišku, kad angelai yra kūnai, o ne bekūnės jėgos, kaip teigia Netizen Gigi. Ir musulmonai sutarė dėl to, kas šiuose tekstuose sakoma. Asterisk. Taik Jimas Rastais. Rastas Arabiskai, Kitab, Riaskiantis, Kaskas Parasita. Rastai, Kutub, Recitas, Maktub. Čia turimos omenyje knygos, kurias visagalis Allahas atsiuntė savo pasiuntiniams kaip gailestingumą žmonėms ir tikrą jų vadovą, kad jos padėtų rasti laimę šiame ir būsimame pasaulyje. Taik Jimas Rastais Apama Katuris Dalikas. Pirmas, tikėjimas, kad juos tikrai atsiuntė visagalis. Antras, tikėjimas tais raštais, kurių vardai mums žinomi, pavyzdžiui Koranų atsiųstas Muhamedui ramybė ir Allaho palaima jam Tora. Atsista Amsai, Mozei, Ramibjam, Indiliu, Biblija, atsistas Isai, Dzui. Ramybė jam ir Zabur psalmėmis atsiųstas Daudui ramybė jam. Ir tikėti tais, kurių vardų mes nežinome. 15. Trečias, tikėjimas šių raštų autentiškumu. Kaip tikėjimas tuo, kas sakoma Korane ir tikėjimas tuo, kas nebuvo iškreipta kituose raštuose. Ketvirtas, raštuose esančių nurodymų vykdymas, pasitenkinimas ir paklusnumas jiems, nepaisant to, ar suprantame jų prasme ar ne. Ir visi ankstesni raštai yra atšaukti kilniojo Korano. Tarė visagalis Allahas, ir mes nuleidome tau, Muhamedai, knygą, šį Koraną su tiesa patvirtinantį raštą, kuris atėjo iki to ir Muhaimin, didžiai patikimą ir liudytoją tam. Seniums Rastams. Koranas, Surah, Viziju Stalas, 548. Remiantis tuo, neleidžiama taikyti jokios ankstesnių knygų taisyklės, išskyrus tai, kas iš jos autentiška ir patvirtinta Korano. Tikėjimas raštais duoda šiuos nuostabius rezultatus. 1. Visagalio Allaho rūpesčio savo tarnais žinojimą. Juk jis kiekvienai tautai atsiuntė raštą, parodydamas jai teisingą kelią. 2. Visagalio Allaho išminties žinojimą įstatymuose, nes jis paskyrė kiekvienai tautai tinkamas įstatymas. Kaip visagalis Allahas tarė, kiekvienam iš jūsų mes paskyrėme įstatymą ir aišku kelią. Koranas, Surah, Viziju Stalas, 548. 3. Dėkojimas Allahui už šią malonę. Asterisk.